Vakar jau labai skubėjom, nespėjau nufilmuoti, kur mes apsistojom. Tai dabar aprodysiu, čia va kiemas, labai čia gražu, tikrai labai sutvarkyta, apželdinta, tikrai labai geras rajonas su žaidimo aikštelė, labai gražus apželdinimas, nu tikrai atrodo labai gerai. Čia va namas, kuriame mes apsistojom. Čia labai daug panašių namų, toks rajonas. Labai buvo sudėtinga surasti vakare. Grįžom jau pavargę ir dar labai ilgai ieškojom, kur įėjimas, kur namas, kur įėjimas, po to kaip iš parkingo klaidžiojom, nes viskas, visi namai panašus, tik skiriasi ten 60, 62, A, B ir taip toliau. Parkingas priklauso keliem namams, tai buvo labai sudėtinga surasti dar įėjimą iš parkingo. Tai galų gale jau viską išsiaiškinom ir suradom, bet jau buvo labai vėlai. Su parkingu labai Varšuvoje yra sudėtinga, nieko nėra, ilgai ieškojau, kur apsistoti, tai labai buvo sudėtinga rasti, nes mums buvo reikalinga skalbimo mašina, kad būtų pakankamai vietų visiems atsigult, bet labai pasirinkimas buvo prastas tikrai. Tai visgi suradom šitą variantą, taip pat visur parkingas yra mokamas. Kaip matot, aš taip suprantu, kiekvienam namui po parkavimo vietą. Kad būtų, tai praktiškai visur buvo parkingas mokamas nuo 40 zlotų iki 50 zlotų per dieną. Būdavo variantų, kur šis buvo parašyta, būtas buvo neblogas, pavyzdžiui, bet buvo parašyta nėra parkingo. Man buvo iš pradžių labai keista, galvoju, kaip gali nebūti parkingo. Bet dabar tai supratau. Nes, pavyzdžiui, čia, jeigu nebūtų vietos, kuri priklauso šitam namui, šitam būtui, tai nebūtų galimybės absoliučiai niekur pastatyti. Net už ribų šio kvartalo ten irgi niekur nėra. Tai būtų labai toli nebent. Tai va. Tai labai žiūrėkit, jeigu Varšuvoje kažką norit nuomoti, tai labai žiūrėkit dėl parkingo, jeigu esat su mašina. Kaip sakiau, labai sunkiai buvo ieškoti šito būto, todėl kad labai įdomiai ten reikėjo, kad nuvažiuokit iki tokio būto, tada tarp šito ir šito būto sukite ten kažkur į kairę, tada praeikit žaidimo aikštelę, po tos aikštelės pasukit į kairę, po to į dešinę, po to užeikit, surinkit kodą, tada 2 liftai, pasirinkit liftą iš dešinės, ir taip toliau. O su parkingu tai irgi buvo panašiai iš tikrųjų, kad irgi reikėjo statyti jau kitur, tada važiuot ir, žodžiu, buvo labai, visas kvestas buvo vakar tikrai surasti šitą, bet pats būtas labai fainas tikrai. Tai perkam bilietus. Mes imsim 24
Zone 1, nes iš kur mes važiuojam ir kur gyvenam pakliūna į Zone 1, tai mes turim 2 suaugę ir 2 vaikai. Vaikam iki 7 metų nemokamai, o vaikams yra 50% nuolaida. Tai va gavosi 45 zlotus. Penktas, o mums reikia, va, čia, 4. Ziemovo. Čia mūsų? Taip. Didelis. Aha, kaip fainai, ne? Palauk, palauk. Reikia vėl. Sergej, Roniukui kojas, žiūrėk, prašau. Aha. U nas dziś nowy prezydent, także uważajcie. Uważajcie, mogą być manifestacje, A, okej. protesty. Tak, tak. A skąd jesteście? Wilna, Ja Wilna. byłam w Wilnie. A. Piękne miasto. Super, fajnie. O, pažiūrėkit, vaikučiai, čia žinote, kas yra? Kas? Čia yra kažkokio paleozauro skeletas suakmenėjęs. Va, kokio dydžio buvo dinozaurai anksčiau. O, 33 milijonų metų atgal. Čia ančiukų namelis. Va.
Pasibaigė mūsų dienos Lenkijoje. Šiandien praleidom Varšuvoje. Nėjom mes nei Koperniko muziejų, niekur, tik buvom pasivaikščioję po miestą ir užėjom dar trumpai į evoliucijos muziejų. Praleidom labai ramiai, pavalgėm skaniai, pasivaikščiojom ir grįžom jau namo apie pusę 8 dabar. Tai jau ramiai praleisim vakarą, tiesiog pailsėsim ir rytoj važiuosim jau į Prahą. Lenkijai išsirinko naują prezidentą ir tai šventė, labai daug yra žmonių su Lenkijos vėliava, atributika ir taip toliau. Tai jie tiesiog palaiko tą prezidentą, jį sveikina ir labai džiaugiasi. Tai labai smagu matyti, kaip tauta sveikina tą naują prezidentą ir džiaugiasi tais pokyčiais.